Kažin kaip greta priprant akis prie kalnų, avyčių iš apvaizdų. Spėjau pakankamai greta. Vakar, kai važiavom per kalnus, važiuojam, vaizdą keitas kas pusvalandos. Turbūt per dieną pamatėm daugiau negu reikėtų pamatyti, nors niekur nebuvo kur sustoti, kad apsistoti, bet vaizdą tai keitas ir vis tokiai kitokiai negu esi pripratęs. Kokia žmona šiandien laiminga. Josefas Banginė. Labas rytas. O, ir labas jau net. Nežinau, sakiau jau, nesakiau, bet Islandijoje pripratau prie cukraus. Dabar 3 viename kava geru ir net nebėra saldė, kaip seniau kaip būdau. Taip, normalia, gal net įsniedžiau cukraus. Atvažiavom į Husaviką. Hello, ir esam pažiūrėti Banginių 1 valandą, o dabar einam į Banginių muziejų. Aš esam turėtų būti labai įdomi. Ir labai gražus miestelis, katram yra 2500 gyventojų. Ir paskui pasivakščiusim po miestelį turbūt. Ir visai šilta, bet sak šalta bus jo. Ir išmokau naują žodį vapi. Vėl happy. Like happy, I'm like vapi. I'm vapi. Vapi. Yay! Pastebėjau, kad mes su Evelin, kai keliaujam, arba nesišnekam, arba kai šnekam, tai nesiklausom. Tiek aš, tiek Evelina. Tai va dabar atėjom į dar vieną muziejų apie banginius ir ten buvo apie unicornus, narval banginius. Tai ten rašė, kad Islandai pristatydavo Europos grietinėlį tuos dančius tokius ir sakydavo, kad čia unicorno ragas. Ir Evelin sako, aš to jau sakiau, kai buvom praėjusią muziejų, negirdėjau. Ir panašiai tada tokių variantų būn, kad važiuojam rytmetį ar vakarį pro to patį veitą kur nors ir aš sakau, o žiūrėk čia, Evelin sako, aš vakar sakiau to. Tai apie būn rubrika Ar žinojote kad? Ar žinojote, kad banginis, kai iškelsti į viršų ir iškvep iš plaučių, tai iškvep 90% deguniais. Ir iš karto, aišku, įkvep ir vėl paner. Tai žymiai efektyviau negu žmogus. Aš net nežinau, kiek žmogus iš tikrųjų, bet čia knygoje rašė, kad efektyviau. Tai spėjau žmogus 20 gal. Tai kieta banginė varo. Taip. Ir dar labai įdomu, kad kai paner banginis vasarą paner dažniausiai kokiam 6 minutėm ir vėl išner. Užėjimą tai galbūt apie pusvalandos. Tai čia nelabai gera nuteik, nes dabar, kai plauksiam pažiūrėti banginių, tai pamatys banginį jums paners, gal pusvalandos tekti laukti, kol vėl išners. Bet gal bus daug? Jo, bet gal bus daug. Ir dar viena labai gera idėja Lietuvos ir Anglijos muziejams. Yra fotelis atsisės, tai yra stalas su knygom ir gali nemokamos kavos pasidaryti. Žmogaus ranka ir banginiaus peleks. Visai daug panašumų tur. Čia yra mink banginiaus skelets, katras išplaukė ir pastrigo Smiliaus Islandijoje 1997 metais. O čia va orkas skelets. Čia mėlynai banginės skelets, katras buvo rastas užstriekė Smilę 2010 metais. Tai va, išėjom iš muziejaus. Ir laukiam, kol galėsim plaukti. Ir galvojam, kuris geriau. Ar tas, kur Reikjavike buvo, ar čia? Reikjavike tai tokie labiau dideli, ten iš silikono modelė, tai labai įspūdinga tau dydį pamatyti ir aprašyta gera, bet čia tie irgi labai gerai padaryti ir skeletų banginių, kad visi buvo beached. Ir ten įdomi palyginimą visokiai, kiek ten pasaulyje lėkė, kiek prieš tai buvusi. Yra kambarys skirts buvusią banginių medžioklę. Tai taip visai nejaukus tas kambarys, taip liūdna pasidarė.
Jo, kai pagalvoju, ten per metus kokį 17 000 bangėnių nužudė, ar 170. Tai, daug. Yra. Taip, nejaukia. Bet kas labai pateka, tai pateka, vat, kur kavos atsigerti, pasėdėti, filmą pažiūrėjom labai įdomią. Įdomu dokumentika buvo apie banginius. Ir įdomi, taip... Tų eksponatų net per daug, nes... Jo, tas gan mažas toks muziejus. Man dažniausiai aš pavargstu be vaikščioti aplinkui ir žiūrėti, ko skaityti, ko neskaityti. O dabar turbūt visko perskaičiau, nes pasižiūri ir įdomi. Ir jo, smagia. Jo. Labas! Labai graži tavo apranga. Ateik, kaip tu pasirodyk. Ir dabar eisim į tą laivą. Kokia čabi biškė, Evelina. Mano čabi žmona. Ir plauksim su šituo laivu. Ir sakė, galime eiti jau atsisėsti. Aš galėjau small pasiimti, žiūrėk, rauk. Esu kaip balloon whale. Žuvim. Aha, ką žuvim? Rasmagė. Rasmagė? Au.
There's a way to distinguish all systems of this world. Have a look at it also from the bottom, or also not perfectly each other. To be sure, then look at the black and white pattern that she got on the other side of its tail. And it will slow down. The black and white pattern is perfectly used as a signature. The surface last before leaving for a dive, they will actually exhale the entire air. So here we go. On the other side now.